Sveiki, šiandien Aivaras dedasi kamerą ir jums pristatysim Airijoje esančią XCMTB taurę, tai yra Irish National Point Series ir jos pirmąjį etapą. Tikrai manau, neeilinis video galėsite pamatyti kokios Airijoje XC trasos. Aivaras palikęs parką Lietuvoje sėdasi ant Scott Scale, 36 dantukai priekyje, 11 tik tai pavarų, 12 kg sveriantis dviratis ir ne pačios gal geriausios padangos, tai mega iššūkis šiandien Aivarui, žiūrėsim kaip jam seksis. Distancija sąlyginai trumpa šiandien, per 3 ratus bus maždaug 12 km. Sukilimas, tai per tuos 12 km maždaug pusę kilometro į viršų. Tai kamera galbūt to neperteikia, bet tikrai labai daug stačių bus vietų. Štai čia dešinėje galėsite pamatyti service zoną. Tokia service zona šiaip dažnai populiari ir Latvijoje. Tik šioje zonoje gali tvarkytis dviračius sportininkai, jeigu kažkas nutinka, pasimti gertuvės ir panašiai. Aivaras šiandien mina, kaip jau minėjau, Scott Scale, tai yra hardtail tipažo dviratis, 10 metų, daugiau nei 10 metų senumo, sveria tikrai nemažai, ir dar aišku priekyje nemenkas kardanas, tai iššūkio tikrai nemažai, štai visi kol kas kopia ramiai voreliai į viršų. Aivaras registravosi į šiek tiek silpnesnę grupę, nes tikrai labai sunku suprasti tą stiprumą, varžovų pajėgumą, nes ir grupės visai kitokios ne pagal amžių, o pagal stiprumą registruojasi dalyviai, tai kol kas išsibando Aivaras tokia silpnesnė grupė šiandien. Aivaras artėja prie tiltelio, čia važiavimas po juo, duckway, mes turim chickenway, čia yra duckway, štai didelį greitį reikia išvystyti ir kad sugebėt dar užvažiuoti ant įkalnės. Pati trasa turėjo tikrai skirtingų pravažiavimo būdų, A linija, B linija, C linija. Tai reiškia, kad visi dalyviai gali pasirinkti norimą trajektoriją, vienos jų greitesnės, kitos jų sudėtingesnės, su ilgesniu pravažiavimo būdu, bet visi turi opciją pasirinkti, kur važiuoti. Kaip matote, labai siauros vietos, labai daug kur pavairuoti yra galimybės. Ir štai jau atsiduriam ant tiltelio. Čia sukibimo tikrai matosi trūksta. Yeah. Oh, good man. Dar įdomus toks faktas, kad dalyviai išsibandyti trasą prieš varžybas gali tik tam tikromis valandomis, kas, manau, iš tikrųjų gan nebloga taisyklė. Ribotas kiekis kartų pravažiuoti trasą visiems dalyviams, susipažinti su ją, manau, suvienodina tas sąlygas kiekvienam.
Vidutinis Aivaro greitis šiandien varžybose buvo 10 km/h, kas rodo tikrai nelengvas sąlygas čia. Airijoje aiškus lietaus stygiaus nebūna, tai šlapesni tie treilai čia matome varžybose šiandien. Trasa taip sudaryta, kad tiesiog net nėra laiko, kada atsikvėpti. Kol kas, nežinau, nepastebėjau nei vienos vietos, kur galėčiau kokį gėlį suvartoti ar vandens atsigerti. Kaip suprantu, kaip ir pasaulio čempionate, tai mityba dažniausiai vyksta būtent toj techniniai zonai, kur paduodamos tos gertuvės. Nuostabios airiškos kalvos priekyje matosi. Na, o čia važiuojam per išpjauto miško zoną, kuri irgi labai turi tokių up and downs daug. Aivaras minėjo, kad didžiausi keblumai buvo tai susijęs su padangomis. Skeilas buvo su 2,3 pločio padangomis. Bet Aivaras minėjo, kad varžovai naudojo daug platesnės padangas. Airiai, kadangi turi labai daug treilų, jie labiau įpratę turbūt važinėti su enduro tipo padangomis. Pastebėsiu, kad tikrai gražus tie miškai Airijoje. Žiedų valdovo serijai priminantis man miškelis čia.
įkalnės ir statumus, tai kamera žymiai sušvelnina, tai viskas realybėje daug brutaliau. O štai viena atsikvėpimo zona pagaliau ir tęsim toliau. Na, jei kas sakys, kad Lietuvoje karmos taurė yra per brutalu, tai linkėjimai jiems. Bando Aivaras pasilaikyti va už jaunuolio, bet vaikis turbūt tikrai mažai sveriantis, puikiai vairuojantis, važiuoja puikiai. Dar viena tokia įdomi čia vieta, dar vienas išpjauto miško ruožas. Priartėjo Aivaras prie tokio zigzaginio sukilimo, bet jame tiek daug šaknų, kad tie posūkiai tampa dar sudėtingesni. Matote, iš nedidelio gan miško ploto pridaryta labai daug tų vingiavimų. Tai puikiai išnaudotas plotas. Artėja Aivaras prie kelių opcijų pasirinkimo A, B linija. Priekyje minantis dalyvis pasirinks dešinėje liniją. Gale linijos bus nemenkas toks jumpas. Aivaras su hardtail tipo dviračiu aišku nerizikuos. Paskutinės šitos varžybos šitam dviratukui iki pensijos. Nuo čia tai labai staigi tokia nuokalnė, iš karto posūkis už jos. Trasos dizainas sudarytas taip įdomiai, kad atrodo, jog visą laiką sportininkas lipa į viršų. Tie nusileidimai būna arba labai greiti, arba tokie nepatogus. Tai visą laiką atrodo, kad tenka kentėti Aivarui kopiant. Aivaras minėjo, kad vietiniai ir patys organizatoriai didžiuojasi šitą trasą, nes jinai yra viena sudėtingiausių būtent varžybų kalendorijoje. Na, toks tikras XC deimantas. Nei vieno nemačiau dar dalyvio su hardtail tipo dviračiu. Visi su pilnos amortizacijos dviračiais, aišku, čia.
priartės prie sudėtingesnės tokios zonos, tai jau ją pamatysite. Tai vėlgi opcijos keletą jų pasirinkti gali dalyviai. Va, organizatoriai ir Puntuko akmenį parsirideno iš Lietuvos. Ir pagaliau Aivaras priartėja prie pirmojo rato pabaigos. Kaip visada airiai puikiai taria lietuviškas pavardės. Tai antrą ir trečiąjį ratą pamatysime biškį sutrumpintai. Tai pirmajame rate norėjau parodyti jums, kokia yra pilnai ta trasa. Štai vėl Duck Way po tiltu ir truputį per mažas greitis. Stebint visas varžybas matosi, kad Aivaras lyg ir jau laisviau jaučiasi antrajame rate, jau truputėlį momentais didesni greičiai, ypač nuokalnėse atrodo jau drąsiau. Jaučiasi, kad ir slalomas tarp medžių jau yra greitesnis. Žiūrėsim, kur tas greitis prives. Okay. Na štai perspausti yra gan pavojinga šioje trasoje. Yeah. Yeah. Stiprokas čia salto mortalė, bet tęsim varžybas toliau. Štai žvitriai per akmenis ir tiesiai down the hill lekia įskaitos lyderiai. Tai štai šiuo metu Aivarą aplenkia ratu jau lyderiai. Tai Aivaras pagal planą ir pagal taisyklės turėjo įveikti 4 ratus, bet kadangi lyderiai renkia ratu, varžybos būna stabdomos tiems, kas jau būna atsilikę daugiau. Tai puikiai Aivaro patirtis čia Airijoje, jeigu pavyks suderinti su darbais ir su kitų varžybų kalendoriumi, galbūt pavyks jums parodyti ir kitus šios taurės etapus.
Tai matysime šitą dar ateityje. Na ir štai Aivaras artėja prie finišo ir užbaigė būtent pirmąjį XCMTB Irish National Points Series etapą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, kas spaudžiat like, prenumeruojat kanalą. Neužilgo susimatysime kitose varžybose. Štai Skeilas pavargęs ir truputį apibraižytas Aivaras. Na, o mes pasimatome Laikas minti taurėje šeštadienį Rokiškyje. Iki.